Europos žemyną sudaro 44 šalys, kuriuose gyvena 700 milijonų gyventojų. 27 iš šių šalių, kaip ir tos, kurių jaunimas dalyvavo projekte, augantys jaunieji projektų koordinatoriai. Italija, Portugalija, Čekija, Lietuva, Slovakija priklauso Europos Sąjungai, nuolat besiplečiančiai pilietiniai ir politiniai tikrovai, turinčiai skirtingas kultūras ir tradicijas, bet vienijamai tų pačių vertybių ir tikslų. Vienijami įvairovės. Es yra daug artimesnė, nei galite įsivaizduoti. Jie atlieka svarbų vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime. Savo finansavimo programomis jie siekia aktyvaus piliečių dalyvavimo priimant politinius, ekonominius ir socialinius sprendimus teritorijose ir bendruomenėse, kuriuose jie gyvena. Projektas Augantys jaunieji projektų koordinatoriai yra konkretus to pavyzdys ir paaiškina, kaip naudinga gyventi es. Jaunuoliai iš 5 Europos šalių, vadovaujami Italijos, padedami partnerių organizacijų, turinčių europinių programų vykdymo patirties, varžėsi rengdami įvairius pasiūlymus, kurie laukia jų kandidatūrų kituose europinėse konkursuose. Toliau pateikiama trumpa jų iliustracija. Visų grupių, dalyvaujančių atitinkamuose seminaruose ir arba šalyse, numatytose projekte Augantys jaunieji projektų koordinatoriai. Projektinėje veikloje išryškėja vienas aspektas, išreikštas lūkestis, kad Europos ir jos bendruomenių dialogas gali būti galimos ateities pažadas kiekvienam žmogui. Taip, to siekime kurdami projektą Pakeisk pasaulį aplink save Čekijos dirbtuvėse, nes esame tikrai įsitikinę, kad įmanomas kitoks pasaulis, įgyvendinantis Europos pranašystę, kuriame vyktų dialogas, tiesioginis dalyvavimas, pilietinis aktyvumas ir mūsų pasirinkimuose būtų remiamasi įkvepiančiais Europos Sąjungos principais. Mes, Slovakai, pritarėme mūsų draugų čekų požiūrį į Europos konstrukcijos naujovę su mums svarbiu papildymu, numatytų projekto pasiūlyme bendruomenės gyvenimo atnaujinimas. Tai yra ginti ir stiprinti savo bendruomenės, tokios kaip Kisuckenove miesto, kultūrinės šaknis, nes esame įsitikinę, kad stipri tapatybė yra būtina sąlyga tvirtai Europos pilietiniai ir politiniai bendruomeniai, praturtintai įvairovę. Viena iš mūsų projekto seminaro Portugalijoje temų yra glaudžiai susijusi su projektu Augantys jaunieji projektų koordinatoriai, kurio pasiūlymas Sonetstan NEET Connection yra nuoseklus projekto tęsinys, kuriame siūlomos planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo priemonės ir metodai, naudingi siekiant užtikrinti Erasmus projektų sėkmę. Akivaizdu, kad aplinkosaugos problema taip pat yra žmogaus elgesio, kuriuo nesirūpinama ekosistemų pusiausvyros išsaugojimu. Pasekmė, labiausiai nerimaujate jūs, jauni ir labai jauni žmonės, ir šį nerimą atspindi projektų pasiūlymų, parengtų šio projekto seminarų metu, skaičius. Tai tiesa, mums kelia nerimą katastrofiški įvykiai, vykstantis visose pasaulio dalyse, apie kuriuos kasdien informuoja žiniasklaida. Tačiau dar labiau mus stebina politinių sprendimų priėmėjų paviršutiniškumas ir abejingumas, pasirengę tik kalbėti ir nenorintys imtis realių atsakomųjų priemonių. Tokias, kokias siūlome mes, projekto Išmanusis miestas ir tvari planeta dalyviai italai, pasiūlyme dėl ūkininkavimo ir mėsos vartojimo bei pasklidusio plastiko. Nesiskiria ir vienas iš pasiūlymų, parengtų mūsų laboratorijoje Čekijoje, projektinio pasiūlymo projekte, pavadintame Nebijok pokyčių, nagrinėjome gyvenimo būdo klausimą ir tai, kaip pasipriešinti stereotipams, kuriuos diktuoja mąstymo ir elgesio papročiai, apie sveiką ir visavertę asmeninio ir bendruomenės gyvenimo kokybę. Gyvename vadovaudamiesi išankstinių nusistatymų, kad gamtos ištekliai yra neišsenkantis ir kad kasdieniai pasirinkimai, susiję su mitybos įpročiais, vartojimu ir žemės bei jos produktų apsauga, gali būti naudingi, bet galiausiai nėra būtini. Viena iš projekto linijų, kurią sukūrėme Portugalijoje su pasiūlymu Gelbėk aplinką, tap žaliuoju didvyriu. Mums taip pat buvo aplinkosauginė. Tai padarėme nustatydami socialinę misiją mums, jauniems žmonėms,
Tai yra atstovauti ir smerkti didėjančią klimato kaitos dramą ir įsipareigoti būti aplinkos tvarumo ambasadoriais Europoje ir pasaulyje. Ambasciatori della sostenibilità ambientale in Europa e nel mondo. Ne kitaip buvo ir mums, italams, dirbtuvėse Norcijoje, Šventojo Benedikto, Europos globėjo, mieste, kurdami pasiūlymą sporto drebėjimas, gyvenimo sukritimas. Tačiau stebėjimo kampas, kurį mūsų grupė pasiliko aplinkai, skyrėsi nuo aplinkosaugos klausimo, suprantamo kaip nerimas dėl jos būklės blogėjimo. Vietoj to, mes plėtojame jos įsivertinimo aspektą ir tai, kaip tai gali tapti varomąją jėgą, kuriant tvarę ir gebančią prisitaikyti prie pokyčių visuomenę. Interessanti ai valutatori di progetto. Projekto vertintojus sudomino 2 Lietuvos partnerio parengti projektiniai pasiūlymai, kurie tik iš pažiūros yra daugialypiai. Tačiau abu argumentuoja jaunimo problemas ir būtinybę įveikti jų laiką lėmusius kultūrinius ir elgesio stereotipus. Il loro tempo. Projekto pasiūlymo juodraštyje, pavadintame kaip palikti stereotipus už nugaros, įvardijome stereotipo kategoriją kaip ribą, nuo kurios galime pabėgti, kaip protinę ir elgesio tinginystę, kuri, mūsų manymu, nepadeda asmeniniam ir bendruomenės augimui. Iš daugelio mūsų aptartų stereotipų ypač išryškėjo vienas, kurį, kaip sutarėme, reikia nagrinėti ir šalinti. Tai stereotipas apie lytį, apie tariamą vyro socialinį pranašumą viešajame ir asmeninėme gyvenime. Kitame mūsų projekto Mąstyk sveikai, jauskis sveikai buvo plėtojama tema, kuri gerai siejasi su stereotipų ir išankstinių nuostatų kategorijomis. Psichikos sutrikimai ir jaunimo socialinis nepritapimas. Kvietimas mąstyti sveikai ir jaustis sveikai, kurį mūsų darbo grupė pajuto poreikį adresuoti savo ir padaryti jį galimos projekto paraiškos Europos kvietimui tema, yra nepatogumų, kurie, mūsų nuomonė, nusipelno dėmesio įvairiems kompensavimo ir rūpinimosi lygiems bei priemonėms, siekiant daugelį jaunų žmonių susigrąžinti subjektyvę ir bendruomeninę prasmę. Rezultatas. Il progetto Giovani progettisti crescono è cofinanziato Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal Erasmus Plus programą Europos jaunimas kartu, o įgyvendina KSI Italija kartu su asociacijomis iš užsienio, Embaixada da Juventude iš Portugalijos, Tavo Europa iš Lietuvos, Izmi Indrihos Hrades iš Čekijos ir Sitev iš Slovakijos. Smart City! Connection! Think healthy, feel healthy! The world around you! How to leave stereotypes behind. Sportquake, a jolt of life! Don't be afraid of change. Renewal of community life. Save the environmental, become a green hero. Giovani progettisti crescono!